Sveiki visi. Pažiūrėkit, kokią aš noriu šiandien jums parodyti stebuklą. Kitaip nepavadinsi. Čia jau tikrai tikras stebuklas. Čia yra toršeras, 1,70 m virš. Yra didesnis už mane. Jis turi 3 krištolo sietynus tokius kabančius. Aukštai yra Prancūzijos bernelis. Čia greičiausiai yra Morijau autoriaus. Kadangi jisai tą laikmetį, čia yra antikvarinis, tą laikmetį būtent kūrė tokius kūrinius. Čia matot moteris ir tas bernelis laisvės ir labai gražus ažūrinis padas. Čia man į vieną parodyti ten nuotrauką ar video, tai yra labai sunku, kadangi daiktas yra tikrai be galo gražus, didelis ir man sunku parodyti jo visą tą masyvumą. Čia jis neperteikia aparatas, kaip yra iš tikrųjų. Kas čia yra per grožis, kas čia yra per gėris. Žinokite, tokį grožį atvežėm pirmą kartą į Lietuvą. Tai čia jau kam pasiseks, kas tikrai nori ir turi galimybę įsigyti. Tai čia kažkas tai vau. Ko neturėjau nei karto dar tokio šviestuvo. Dar kartą kartoju, čia nebe stalo šviestuvas, o jau čia yra toršeras. Nuo žemės jis eina, o šitas eina stalo. Tai jau galima ir prisiderinti ir turėti jį vieną, žodžiu. Tai va, kas susidomėjote ir turite galimybę, parašykite. Noriu parodyti iš vienos pozicijos, niekaip nepaima. Jeigu aš jį labai sumažinu, tai tada nesimato jo tos didybės, galybės. Žodžiu. Tai va, lauksiu visų žinučių.